Įgyvendindama projektą 4 sostinės, Asociacija Meno formos kviečia susipažinti su Vilniaus ir Kauno žemupio regionuose esančiais gamtos ir kultūros paveldo objektais. Pilies gatvėje 26 numeriu pažymėtas pastatas laikomas istoriniu Lietuvos paminklu, kuris pirmą kartą minimas 1645 metais. XIX amžiaus pabaigoje Kazimieras Štralis renovavo pastatą, kuriame įsteigta kavinė pavadinta Baltuoju Štraliu. Čia 1918 m. vasario 16-ąją 20 Lietuvos tarybos narių pasirašė Lietuvos nepriklausomybės aktą. Dabar signatarų namuose įrengtoje ekspozicijoje pristatomas Lietuvos kelias į valstybingumą nuo XIX amžiaus antros pusės iki vasario 16-osios akto pasirašymo. Čia eksponuojamas profesoriaus Liudo Mažylio surastas notifikacijos dokumentas apie Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo aktą.